Niekam nepaslaptis, kad žinoma dainininkė ir televizijos laidų vedėja Oksana Pikul Jasaitinė su savo vyru Simu Jasaičiu šią vasarą laukia atskrendančių gandrų. Tačiau, kaip pati Oksana sako, pasiruošti kūdikėlio kraiteliui nėra taip paprasta, kai esi dar nepatyrusi mama. Todėl specialistų patarimai bei rekomendacijos, kuo būtina pasirūpinti prieš gimstant vaikeliui, labai praverstų. Svarbiausia, sakyčiau, jums reikėtų pasirinkti kėdutę, automobilinę kėdę. Bet jie tokie mažiukai ir jau iš karto automobilinė kėdutė. Tai pirma vaiko kelionė turi būti saugi. Bet kėdučių pasirinkimo yra beprotiškai daug. Kiek teko matyti, kaip pasirinkti teisingą. Į kėdutės jūs turėtumėte atkreipti dėmesį vis tiek, kad pati kėdutė nebūtų per daug stati vaikui. Turėtų būti įsidėti pagalvėlę, kad naujagimis šiek tiek būtų iškeltas. Diržai, 3 taškų diržai. Geriausiai, kad būtų stogelis. Oho, jūs dar išmokti reikia sudėti? Taip, sudedat ir jis. Tai dar paprasta pasirodo, ką technika. O čia yra automobiliui... Bazės. Bazės, ar ne? Jūs turit galimybę visada tvirtinti kėdutę diržais automobiliniais arba įsekti bazę. Bet saugiau būtų su sistema, Taip, kaip aš suprantu. Ir bazėje dažniausiai važinėja 2 kėdės. Ir pirma, ir antra. Maksimaliai ilgai. Pasidomėję automobilinėmis kėdutėmis keliaujame toliau. Transporto priemonė kūdikiui – vežimėlis. Didžiausia dilema Oksanai kyla dėl ratų. Dideli ar maži, pripučiami ar ne, 4, 6, o gal 3 patogiausi mamai vežioti mažylį. Reikia atkreipti dėmesį į minkštumą, amortizaciją. Pripučiamų padangų važiuoklės visada turi geresnį pravažumą, keturratis pavyzdžiui. Čia yra miškas, parkas, takelis, paplūdimis. Jūs galite rinktis pagal savo poreikius. Vežimėliai su mažesniais ratais geriau manevruoja ir labiau tinka mieste arba prekybos centruose. Oksanai ir kitoms mamytėms norinčioms derinti pasivažinėjimus ir mieste, ir užmiestyje, specialistai rekomenduoja pagalvoti apie vežimėlius su skirtingais ratais. Priekyje manevringais, gale pravažiais. Viskas priklausys nuo poreikių ir gyvenimo būdo gimus vaikeliui. Taigi vežimėlio klausimą paliekame pasitarimui su vyru ir einame apžiūrėti kūdikių lovelių. O tarkim gerai, išsirinkus lovelę, kuri jau man, tarkim, tiktų reikalinga yra, antras etapas yra labai svarbus – čiužinys, kaip ir mums visiems miegamajam, ar ne? Kokį čiužinį rekomenduotumėte rinktis, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kas yra labai svarbu kūdikiam? Dauguma čiužinių yra antialerginių ir tai reikia atkreipti dėmesį. Kad yra užvalkalai viršui, užsivelka, jie, matot, porėti. Jis kvėpuoja tas čiužiniukas, nesiveisia erkutės dulkinės užvalkale ir jūs jį galite nuimti ir išskausti. Specialistė būsimai mamytei iš pradžių pataria pasirūpinti bent 2 patalynės komplektais, kad juos būtų galima keisti. Vasarą geriau naudoti vasarinę antklodę iš medvilnės, šilko, o žiemą vilnonę arba pukinę. Dabar dėl pagalvėlės. Vieni sako, lyg ir nereikia tos pagalvėlės, kūdikis turi gulėti tiesiai. Bet patartina nors kažkokį vystikliuką, bet yra ir pagalvių, kur skirtos nuo gimimo, naujagimiui. Į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį, kas dar yra svarbu? Šiaip pasiūlyčiau jums jau apžiūrėti yra nešioklės, balansinės kėdutės, tokia daugiau vaiko laisvalaikis. O va čia kokiam amžiui pritaikyti? Čia jūs galite išbandyti, kad pajausti, kaip jūsų kūdikis jau. O tai sakykit, nuo kokio čia, tai yra iki kokio svorio? 100 kilogramų. Tai man reiškia dar galima, aš dar galiu išmėginti. Ai, čia tai kaip jaučiasi, ar ne? Kad aš tokią pati mielai namie turėčiau, kavą gerčiau. Jie turėtų visai puikiai jaustis. Jos yra labai... Bet iš tiesų, nuo menkiausio kažkokio judesio, jinai... Dar jeigu dar pagelbėja tėveliai, jo, iš tiesų labai geras dalykas. Balansinės arba vibruojančios kėdutės ne ką mažiau svarbus daiktas kūdikiui gimus ir namuose, ir keliaujant į svečius. Mažylis tokioje kėdelėje jausis taip, tarsi jį supuotų mama ar tėtis, o šiedu galės bent trumpai atsipūsti.
Oksana viską nuodugniai išsiaiškina ir apie vadinamasias mobilias auklės, tai yra kūdikių klausymosi įrenginius ir jų galimybės transliuoti ne tik garsą, bet ir vaizdą, fiksuoti temperatūrą. Kažkaip net nepagalvojau, kad nuo pirmosios dienos jau prireiks va tokio dalyko, bet jo, iš tiesų geras jūsų patarimas, reikia pasirūpinti tikrai taip. Tarkime, tokie paprastesni dalykai, tai yra čiulptukas, buteliukas, juos lygiai taip pat aš turėčiau turėti jau su savim, važiuojant į ligoninę pirmosiom mūsų dienomis namuose, teisingai? Vykstant į gimdymo namus specialistai patarė turėti nors vieną buteliuką. Paprastai gamintojai nurodo, kokiam amžiaus tarpsniui buteliukas skirtas. Naujagimiams tinka tie, kurių žindukai yra su vožtuvėliais, kad nesikauptų oras dar labai jautriame kūdikio žarnyne. Žindukai irgi yra svarbu pasirinkti nors vieną. Tai jie lygiai taip pat yra skirstomi. Čia yra buteliuko. O žindukai kaip ir Taip pat. buteliuko irgi irgi yra skirsto. Aš maniau, kad visiems žindukai, visiems tas pats. Pagal amžių paauga vis tiek. Čia pasirodo ne. Tai buteliuką, reiškia, ir čiulptuką jau turėčiau su savim kartu į ligoninę kaip ir pasiimti į krepšį, ar ne? Kągi, regis apie pačius svarbiausius daiktus ruošiantis kūdikio kraiteliui, žinoma, atlikėja jau išsiaiškino. Beliko išrinkti keletą komplektų naujagimio rūbelių. Pirmą kartą savo mažyliui aprengti, o tai turbūt kiekvienai mamytei pati maloniausia pirmoji užduotis. Kągi, dėkojame specialistams ir nuoširdžiai linkime sėkmės būsimai mamai Oksanai.